Na ką, paskutinės vasario dienos ir paskutinė žiemos savaitė. Vasaris, tiesą sakant, nebuvo pats maloniausias ir iš pačių lengviausių. Tai pasižiūrėkime, kągi per taro prognozuoja mums šios likusios kelios vasario dienos. Pirmadienis. Apie kągi yra pirmadienio energetika. Pirmadienį bus labai apmaudu, kad niekas nenori su jumis pasidalinti savo meilę jums. Juokais, tačiau pirmadienį gali tekti kilti noras pasiaiškinti santykius su mylimais žmonėmis, o galbūt prisikabinti prie savęs pačios. Kažko nepatenkinta, kažko vis trūksta, kažkas vis ne taip. Apie ką yra šitas nepasitenkinimo jausmas jums ir kodėl norisi taip visur prisikabinti. Kažko labai kariauti norisi. Tai pabandykite išsiaiškinti, kodėl jums kyla tokie jausmai. O galbūt tiesiog trūksta meilės savo pačiai. Nes kas jau kas, bet mylėti save tai tikrai reikia nepamiršti. Antradienis. Kągi tau neša antradienis? Labai jau pikti ir apmaudu, kad kažkam reikia atiduoti pinigų. O galbūt jausitės labai pamiršti, palikti, pamesti galbūt tokia labai didžiulė aukos pozicijos vaidmens energetika antradienį. Galbūt jūs negavote to, ko norėjote, galbūt su jumis pasielgė ne taip, kaip jūs norėjote ir dabar jums labai dėl to pikta, apmaudu, negera ir dar visokie kitokie nelabai geri jausmai. Marso energetika šiais metais ir antradienį Marso dieną nori prasigroti jums ne pačiais geriausiais aspektais. Tai galbūt antradienį reikėtų vis dėlto nesikankinti, būnant aukos vaidmenyje, bet prisiminti, kad vis dėlto niekas nieko jums nėra skolingi. Tegul bus tai ir meilė, tegul bus tai ir jausmai, o galbūt dėmesio trūkumas, tai irgi niekas jums to neprivalo duoti. Trečiadienį gali kilti vis dėlto noras padėti kitiems, kam reikia jūsų pagalbos. Nieko nesitikint, nieko negaunant atgal, tiesiog norint padėti, pagelbėti. Kai kam iš jūsų gali kilti tiesiog tokie jausmai, kad užteks man čia sėdėti toj komforto zonai, nes aš nieko čia negaunu, nieko pas mane neateina, tai einu aš užkariauti pasaulio. Galbūt kai kam iš jūsų labai norėsis pasisemti žinių prieš einant to pasaulio užkariauti. Tačiau vienokiu ar kitokiu būdu trečiadienį nusimato daug lengvesnės energijos negu prieš tai buvusios pirmadienio ir antradienio. Taipogi, kai kam iš jūsų gali gražinti, jeigu ne piniginės skolas kažkokias, gali būti, kad jums gali gražinti paslaugą ar kažkokią pagalbą, kurios jums galbūt prireiks trečiadienį. Tai priimkite tai su dėkingumu. Kažkam jūs, kaip sakoma, davėte į priekį. Tai dabar ateina pas jūs. Ketvirtadienį kai ką iš jūsų Jupiteris apdovanos. Galbūt jums jau seniai knibžda kažkokios mintis, kaip vis dėlto čia man pagerinti savo finansinę padėtį. Tai šiandieną tam yra labai gera energetiškai pagal tarologiją diena. Jums gali kilti ir energetiškai labai daug energijos tą daryti, taipogi gali kilti visokių idėjų, kurios pasirodys netgi labai reikšmingos. Tai nepraleiskite šiandieno progos, kad pagerintumėte savo piniginės tūrį, nes tam šiandieną tikrai yra palanki proga. Galbūt pareklamuokite savo prekes, paslaugas, o galbūt pagalvokite, kaip jūs galėtumėte savo idėjas pradėti realizuoti. Penktadienį kai kam iš jūsų gali labai netgi būti palanki diena. Palanki diena gaunant atgal taip sunkiai dirbtus ir uždirbtus
energetinius mainus, tai gali pasireikšti pinigais, tai gali pasireikšti kažkokiais kitokiais būdais. Taipogi galite gauti pasiūlymą kai kas iš jūsų sujungti jėgas į bendrus kažkokius reikalus. Kažkam iš jūsų gali tekti pastovėti už save, o kai kam iš jūsų gali ateiti netgi labai geri pasiūlymai darant, veikiant ar pagalba, netgi sakyčiau, padedant jums pastumėti jūs į tokį net nuo sofkutės pakelimą galima ir taip pasireikšti. Jeigu jūs jau ilgai sėdite ir vis niekaip nedrįstate, kai kam iš jūsų bus pasiūlyta pagalba padėti jums vis dėlto nuo tos sofkutės pasikelti, kad padėti jums eiti į jūsų augimą. Nepraleiskite progos. Šeštadienis. Nors ne visi dirba, tačiau šeštadienį dirbantiems gali ateiti labai palankios žinios, kas liečia jūsų paaukštinimus, premijas, bonusus kažkokius, nes labai geros dvi pinigų kortos. Darbuose, veikloje, dalykuose jūs galite pakilti, jūs gali paaukštinti, gali jums pasiūlyti, pasimokyti, pakelti kvalifikaciją. Taipogi, kai kas iš jūsų gali netgi praplėsti savo veiklą. Galbūt sugalvosite, kad jūs norite plėsti savo veiklą ir tam jums yra reikalingi bendradarbiai, tam yra jums reikalingi jūsų komandos nariai. Tai šeštadienį galbūt bus labai palanku apsvarstyti tokius visokius planus, kaip plėstis, kur plėstis, per kur plėstis ir galbūt, jeigu jums yra pasiūlymas ateinantis pakelti savo kvalifikaciją, reikėtų apsvarstyti ir priimti šitą pasiūlymą. Tai bus naudinga. Na, o sekmadienį bus netgi labai palanku leistis į meilės ir nuotykių kelionę. The Lovers and the Chariot. Vežimas ir meilužiai duoda jums platų kelią į ne vien tik tai meilės nuotykius, galbūt į kažkokią romantinę kelionę, galbūt jūs gausite pakvietimą į pasimatymą vakarieniai, atostogoms ar dar kažkur su mylimu žmogumi, o galbūt jūs kelionėje susipažinsite, susitiksite, pamatysite, susimirksėsite su savo būsimu meilės objektu. Tai sekmadienį būtų patartina namuose nesėdėti, jeigu jūs ieškote savo poros. Taipogi sekmadienį būtų labai palanku susitikti su savo verslo partneriais, su savo veiklos partneriais. Galbūt jūs kuriate kažką tai tokio nuostabaus ir planuojate pakviesti kažką bendradarbystei, tai sekmadienį būtų labai palankios energetikos tam žmogui apie tai pasakyti, pranešti, pakviesti pietų, vakarienės, kavos, arbatos ar dar kažko ir pasidalinti galbūt savo projekto norais ir kurti bendriją kartu. Tai sekmadienį tokios energijos jums. Na, o jeigu tau rezonuoja mano vaibas, nepamiršk paspausti follow mygtuko, pasidalinti su draugais, pakomentuoti ir palikti man energetiniais mainais širdelę. Būsiu be galo dėkinga.